Dėmesio, svarbus pranešimas. Mano rankose įtariamo pedofilo Aido portretas. Jeigu atpažinote šį žmogų, ar manote, kad jis panašus į jūsų pažįstamą, nedelsiant paskambinkite mums į redakciją telefonu, kurį matote savo ekrano apačioje. Laidos metu šį portretą matysite dar keletą kartų. Žiūrėkite atidžiai. Jūsų suteikta informacija gali iš esmės pakeisti Kauno pedofilijos bylos eigą. Na, o dabar labas vakaras. Eteryje Akistata. Šiandien laidoje išskirtinis Laimos Stankūnaitės šou. Įžūli, provokuojanti, akiplėša. Pasijutusi nebaudžiama, perėjo į agresyvų kontrpuolimą. Savo tariamai mylimą dukrelę vadino kažkokiu žmogumi, žadėjo, kad psichologai pateiks naujas išvadas, kur bus juodu ant balto parašyta, kad mergaitė viską išsigalvoja. Ir galiausiai ėmė svajoti apie prabangų gyvenimą Afrikoje, už kurį pasisiūlė susimesti jums, mėly laidos žiūrovai. Taip pat laidoje trečio prievartautojo Aido portretas. Kedžio meilužė išvadintos jo draugės Sigritos išskirtinis interviu. Taip pat pokalbis su žmogumi, kurį Lietuvos policijos pareigūnai kankino ir tardė Londone, neturėdami tam jokių oficialių įgaliojimų. Ir neišsigaskite, jei pažiūrėję šios dienos mūsų laidą, pasijusite lyg išprievartauti mūsų pačių teisėsaugos. Paslaptingasis Aidas, kurio nė pėdsako iki šiol nesugebėjo rasti visa armija tyrėjų. Pareigūnai abejoja, kad toks asmuo iš vis egzistuoja. Bet ar tikrai jie to Aido ieškojo? Ką padarė, kad rastų? Niekam net į galvą neatėjo mintis, kad galima sudaryti įtariamojo fotorobotą. Jis stovėjo žirguonuose Šį vakarą Akistata padarys daugiau, nei per metus sugebėjo padaryti prokurorai. Tai įtariamojo atvaizdas. Netrukus paprašysime jūsų atidžiai pasižiūrėti į šį veidą, nupieštą pagal galimai įmačiusios Neringos Venckienės pasakojimą. Gal jūs atpažinsite savo kaimyną ar buvusį klasės draugą. Ir tuomet nelemtoji pedofilijos byla pagaliau pajudės iš mirties taško. Panašiai, mama, panašu. O štai ši moteris, Sigrita, už dvigubą žmogžudystę ieškomo Drąsiaus Kedžio meilužį. Bent jau taip ji buvo įvardinta. Dar daugiau. Neva prieš pat žmogžudystės pardavusi visą savo turtą ir išvažiavusi į užsienį. Ji padėjo Kedžiui pasislėpti, o gal ji tebeslapsto iki šiol. Tik trumpam parskridusi iš Londono, Sigrita sutiko Akistatai duoti išskirtinį interviu. Pasijaučiau pažeminta, tikrai. Kai to visiškai nebuvo, paprasčiausiai buvom draugai ir dabar meilužiai. Nu tai čia nesąmonė kažkokia. Bet ir tai dar ne viskas, ką pamatysite šį vakarą Akistatoje. Pirmas įtariamasis Drąsiaus Kedžio byloje pats kreipėsi į mūsų laidą. Šis vyras kaltinamas padėjęs Kedžiui nužudyti Violetą Naruševičienę. Tačiau kodėl jis vis dar laisvėje? Absurdas. Komedija kažkokia tai. Man tai, pavyzdžiui, iš vienos pusės sakinga, iš kitos tai ne. Kad jie bent pusę tiek pastangų įdėtų ieškant galimų pedofilijos istorijos dalyvių ar jų ten sąsajų, tai man atrodo, jie pasiektų didesnių rezultatų. Jeigu bent pusę tiek įdėtų darbo. Tiek jie įdeda darydami spaudimą Drąsios aplinkos draugams, žmonėms. Dar daugiau. Galbi ieškodami Drąsiaus Kedžio, mūsų pareigūnai priėjo aklavietę ir ėmėsi mafijos metodų – grobti, mušti ir gąsdinti žmonės. Ir net ne Lietuvoje, o užsienio valstybėse. Drąsiaus Kedžio draugas Marius iš Londono netrukus papasako savo istoriją. Kaip jį surakintą antrankiais ir su maišu ant galvos vežė tardyti ir mušti. Tai tu davai, sakyk, čia kur slepiasi kažką ir kur... Nu, žodžiu, va taip, sakau, girdi, aš tau sakiau, tam jaunam, tam podsukui. Sakau, girdi, klausyk, sakau, tu manęs. Visų pirma, sakau, aš nežinau, kuris yra. Visų antra, sakau, aš jau neslėpiu ir mano draugai ten kažkokie, nežinau, kad slėptų ir ar žinotų, kuris yra. Ir sakau, visų antra, jeigu, sakau, ir žinočiau, ką nors, aš tikrai tau nepasakyčiau. Ir žodžiu, po šitų žodžių, man po šitų žodžių
gavau aš tada normaliai. Na, ta prasme, ten padaužė per rankas, per kojas. Šį vakarą mūsų laidoje ir Laimutė Stankūnaitė pirmą kartą bus tokia atvira. Jos akistata su žurnalistais virs tikra drama, o pati panelė Stankūnaitė visus stebins nepaprastu įžulumu ir arogancija. Atrodo, iš sielvarto palūžusios motinos rolę Laimutė Stankūnaitė repetavo nepakankamai nuoširdžiai. Jauna moteris vis dar prisimena Andriaus Ūso jai dovanotas knygas apie meilę. O tai jautėte Ūsui kažkokius tai simpatijos, ar ne? Tikrai ne. O jis jums? Ko? Jis man knygą dovanojo, taip. Knygą? Taip. O daugiau nieko nedovanojo? Gėlių. Batus net nenupirko? Ne, pati nusipirku, nesu kažkokia invalidė, kad užsidirbčiau. Tai jūs gavot iš pono Ūso pinigų, ar negavote? Aš gavau knygas, gėles, kaip simpatiją jaučiančiam žmogui, taip. Kokias knygas jisai dovanodavo jums? Apie meilę. Meilę čia kokios jos? Nu, tokios gražios. Ką? Kaip ten albumai kokie? Nu, neatsimenu, aš jų ten į sąrašą nerašau pas. Bet vis tiek jūs gauna dovaną ir, kaip sakyt, jums simpatizuojant. Labai senai buvo, neatsimenu. Tai Ūsas jau buvo savo vaikų mirtimi prisiekęs, kad jis su Stankūnaite niekada nebendravęs. Jokių ryšių su jau po to pasikeitė kalba ir kaip jie vienas kitą buvo įsimylėję, kaip jie vienas kitam padėjo. Nu, tai žinau, tai ką reiškia, jeigu jisai prisiekė savo vaikų mirtimi, tai ką iš viso žodžiai reiškia. Šį vakarą jūs turėsite galimybę patys pamatyti tikrąjį Laimutės Stankūnaitės veidą. Kaip elgsis ši moteris prieš televizijos kameras, kai klausimai ir atsakymai nesurepetuoti iš anksto? Ką jis sakys? O gal pagaliau palūš ir prisipažins? Ar įsiduos, kad jos dukrelė iš tiesų buvo prievartaujama iškrypėlių? Faktų jokių realiai nėra įrodymų, o čia tik vieną remiantis vaiko kalbom. Nu tai be abejo keliausia žmogus į teismą, bet realiai tai aš nežinau, jeigu tik tai žmogus kalbomis, tai jeigu vaiko remiamas ir daugiau nieko, man būtų absurdiška, kad žmogu, tai žinau, bet ką gali pedofilu pavadinti. Kaip elgsis ši moteris prieš televizijos kameras, kai klausimai ir atsakymai nesurepetuoti iš anksto? Ką jis sakys? O gal pagaliau palūš ir prisipažins? Ar įsiduos, kad jos dukrelė iš tiesų buvo prievartaujama iškrypėlių? Faktų jokių realiai nėra įrodymų, o čia tik vieną remiantis vaiko kalbom. Nu tai be abejo keliausia žmogus į teismą, bet realiai tai aš nežinau, jeigu tik tai žmogus kalbomis, tai jeigu vaiko remiamas ir daugiau nieko, man būtų absurdiška, kad žmogu, tai žinau, bet ką gali pedofilu pavadinti. Kas reikalinga Venskam, tą mergaitę ir atsimenu. Kam buvo pažadėta? Kad Venskai parašė kaip kokį scenarijų ir tą mergaitę mokėjo. Nereikėjo parašyti scenarijos, tai yra diena iš dienos kalama tam vaikui. Juk vaiko elementariai aš paklausiu prasitikimus, ką tu valgai, ką tu veiki, mergaitė bijo net atsakyti tos klausimus. Kodėl? Nu, nežinau kodėl. Reikia paklausti, metus laiko, kol mano dukra pasies ir nematau, kodėl mergaitė bijo atsakyti tos klausimus elementarius. Bet jūs pati tą mergaitę atidavėt, ką aš? Aš neatidaviau. Dievo, aš neatidaviau. Aš neparašiau atsisakymą. Tikrai. Kad ir laikinai, bet jūs pati atidavėt. Aš neatidaviau, aš parašiau sutartį. O neatidaviau. Ne, aš tiesiog mačiau tą taikos sutartį su panelė Stankūnaitės parašu. Tai dėl to ir klausiu. Nu, tai jūs paklausėte trečią kartą. Bet jūs nesakėte, kad ne. Pertrauką jau. Jau tikrai, jau būkite tipiški jau. Mes pavardom. Tai gal prisipažinkit? Kuo? Ką prisipažinti? Tai geriau nesąmonės. Absurdas. Dar šitokius provokacinius klausimus. Jau tikrai. Ar jūs žinot, ar jūs matėt, ar jūs stovėjot? Iš jūs taip šneka, toks vaizdas, kad jūs mano mergaitę auginot. Jūs taip užtikrintai šnekat. Aš tai bet patarčiau žurnalistams, ko nežinot, tai to geriau nešnekėkit. Tačiau kol kas grįžkime į teisėjos Neringos Venskienės namus, kur profesionalus dailininkas mėgina nupiešti Aidą, tą trūkstamą ir labai svarbią grandį Kauno pedofilijos byloje. Kažkaip norėjusi, kad kažkaip trumpesni tie plaukai ir akys būtų šiek tiek didesnės. Gali būti, kad teisėja Neringa Venskienė savo akimis matė mergaitės nekartą minėtą Aidą. Jis buvo gražiausias iš visų trijų, šviesiais plaukais. Artimiesiems sakė mažyrai. Teisėja, tik išgirdusi mergaitės pasakojimą, prisimins,
kad vieną kartą teismo lifte buvo sutikusi labai panašų vyrą, kuris ėjo ne bet kur, o tiesiai į Jono Furmanavičiaus kabinetą. Aš labai gerai atsimenu, bet aš dabar jau laiką atsuku. Aš klausiu, tai kur jums aukštą, nes svetimam žmogui, tai aš paklausiu, į kurį aukštą, nes aš esu darbuotojas, čia pati viską žinau. Man tas pats, ar į 4 ar 5, tai aš tada paėmiau ir paspaudžiu 4, kadangi aš pati 4. Ir jisai išlipo paskui iš lifto ir aš mačiau savo kimtais į Furmanavičiaus kabinetą. Tačiau Laimutei Stankūnaitei, mergaitės motinai, vien mintis sudaryti įtariamojo Aido fotorobotą atrodo juokinga. Aš nežinau, man tai iš tikrųjų labai keista, jeigu Venckienė nieko nežino, tai kaip net pažino tą Aidą, tai gal ne pati tas argėsi, vadinamuose dalyvavo kažkokios įsigalvotose. Tai jūs dabar kaltinate, kad Venckai Nu tai iš kur, kad rengė orgijas ir... Tai gerai, jeigu mergaitė anaip tol kabutėse prievartavo, ar ne, tai iš kur Venckienė žino tą veidą? Iš mergaitės pasakojimo? O, kaip žinai, pasakot gali vaikas, kad net Venckienė pažint gali. Unikalus žmogus. Sveikinu. Tai man atrodo, reikėtų labiausiai klausti Stankūnaitės ir Ūso. Jie tai tą žmogų tikrai turėtų gerai žinoti. Kas tas šviesiais plaukais? Tikrai jie turėtų žinoti. Kol profesionalus dailininkas iš pasakojimo nuotrupų mėgina sudėlioti galimo Aido portretą, skubame į Karmėlavos oro uostą. Čia vos prieš kelias minutės nusileido lėktuvas iš Londono, kuriuo į Lietuvą parvyko paslaptingoji Drąsiaus Kedžio meilužė. Aš niekada nebuvau jo artima draugė. Mes buvom tik geri bičiuliai. Pokalbį pradės moteris. Sakykit, kaip jūs tapote jo meiluže? Nu, čia išpūstas burbulas. Čia, kaip sakant, pagal tuos straipsnius, čia nesąmonė. Čia išpūstas burbulas. Kaip jūs manote, kodėl ir kas sugalvojo tokį dalyką? Neįsivaizduoju kas, bet paprasčiausiai gal iš juokininkas šiaip matydom mus kartu, tai gal juokrantiškiam pasirodė, kad mes gal pora. O paprasčiausiai mes buvom geri bičiuliai ir viskas. Jūs niekada nebuvote pora? Niekada. Juodkrantėje gimusi ir užaugusi Sigrita prisimena. Su Drąsiumi Kedžiu susipažinau prieš daugiau kaip 10 metų. Jis man su vyru kurį laiką nuomojo butą, o ir vėliau leisdavo jame apsistoti. Paprasčiausiai jis man padėdavo, aš jam padėdavau, va tai va. O šiaip tai tas butas, kai būdavo laisvas, aš iš Kauno grįždavau ir paprasčiausiai man buvo davęs raktus, tai aš va ten nueidavau pernakvodavau. Ir viskas. Na, bet sutikit, kad ne kiekvienam žmogui duoda, svetimam žmogui duoda raktus. Jisai manim pasitikėjo. Sigrita tikina, su Drąsiumi bendravome tik kaip bičiuliai. Retkarčiai susitikdavome išgerti kavos. Vasaros pabaigoje jis guodėsi niekaip negalintis pričiupti jo dukrelę galimai prievartavusių pedofilų. Tačiau apie planuojamą žmogžudystės neužsiminė. Apie šitą rengiamą nusikaltimą jūs ką nors žinojote? Nieko iš vis. Net nesitikėjau, sakau, čia ir iki šiol taip netikiu. Nes nepanašu jį, kad jisai galėtų tą padaryti. Tačiau po kruvinų įvykių Kaune praėjus keliems mėnesiams staiga pasklido gandas. Esą Sigrita, artima Drąsiaus Kedžio draugė, prieš žmogžudystes pardavė butą, uždarė kavinę ir išvažiavo į Didžiąją Britaniją. Buvo kalbama, kad porelė nusikaltimą ir atsitraukimo kelius suplanavo kartu. Sigrita, likus 2 savaitėms iki kruvinų Kauno įvykių, iš tiesų išvažiavo į Londoną. Tai gal tos kalbos nėra iš piršto laužtos? Jisai gyveno savo gyvenimą, aš gyvenau savo gyvenimą. Kaip sakant, baigėsi gelbėjimo stoty kavinė ir aš pabandžiau Kaune, Urmo bazį kavinį išsinuomoti. Baisinės nuomos buvo, kaip sakant, ant tos kainos viskas. Nu ir ką, aš matau, kad nieko gero. Man draugai pasiūlė atvažiuoti į Londoną. Ir ką, aš uždariau viską ir aš važiavau. Ar tai kaip nors susiję su to, kas įvyko? Visiškai ne, visiškai ne. Tegul mane tardo kiek nori. Aš neturiu ko slėpti, sako moteris. Atrodo, kad ir ši įtarimų gija atvedė pareigūnus į aklavietę. Tačiau kiek per daugiau kaip 4 mėnesius pareigūnai pasistumėjo ieškodami 2 žiauriom žmogžudystėm įtariamo Drąsiaus Kedžio? Kiek?